Naujas rusas Ciuriche atvažiuoja prie banko, mane su tokiu auksiniu Bentliu. Ir užėjome į banką, sako, atsiprašau, aš norėčiau pas jumis pasiimti paskolą. Sako, prašom, žinoma, kiek jums reikia? Man reikia $30. Sako, bet mes tokios, mes žinot, mes tiekiam paslaugas, bet mums reikia kažkokio tai užstatą, supratau. Pro langą, matai, stovi Bentlis auksinis. Viskas, raudonmedžio parketas, čekiška liustra, viskas viduje kavo, prašau, pasiimk. Huli, davė $30, tą įvarė, reiškia. Bentlį į saugyklas, žemyn nuleido. Jisai grįžta po mėnesių paskolą pasiėmė, tą $30. Sumokėjo ten tos procentus, net kažkokius tai. Sėdo į Bentlį, išvažiuoja ir vadybininkas taip, kažkaip iš saugyklos iškėlė tą Bentlį, sako, jūs tokią mašiną turite, aš nesupratau, jūs ką, neturėjot $30 paprastų mėnesių. Sako, įsivaizduok, kokį neturėjau. Aišku, turėjau, bet tai kur tu, Ciuriche miesto centre, rasi parkingą Bentlį už $1 į dieną, atostogos važiavau.